Sveiki, sveiki, labas. Labą dieną. Labą dieną. Tikrai labai gera čia būti, kažkaip pergyvenau, galvoju, kokie čia žmonės tokie šilti, taip gera čia kažkaip tai visus žiūrėti. Esu Žilvinas Beniušis, esu teatro režisierius, aktorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas. Taip pat tokios organizacijos Raudonos nosis gydytojai klounai veiklos pradininkas, gal kažkas esate girdėję. Nu ir gerai, nieks negirdėjot ir labai gerai. Super, super. Ir taip pat Vilniaus vicemerės patarėjas, bei turiu ūkį, turiu 4 vaikus ir 1 žmoną. Ir važiuodamas čia galvoju, ką čia reikėtų man, nu, kas čia mane sieja su šitais žmonėm? Niekas nesieja manęs. Aš baltarankis menininkas. Ir paskui prisiminiau, kad mano uošvisgi ūkininkas. Jisai turi didžiulį daržovių ūkį turi. Jisai įsižeistų, tikiuosi, neatėjęs čia, neatvykęs. Arūnai, ne, nėra. Jisai turi tokį didžiulį ūkį ten su Biržų rajone ir galvoju, gal aš pasidalinsiu tokia viena, žodžiu, istorija, kuri čia labai tiks į šitą temą. Tai buvo taip, kad kaip aš pirmą kartą pas juos atvažiavau į tą ūkį. Aš menininkas, žodžiu, kaip aš atvažiavau, mane žmona atvežė, nes jinai vairavo, aš nevairavau, žodžiu, jau iškart labai kietai atrodžiau, uošviai įvažiuoja žmona su golfiuku, man atidaro duris, pats atidariau, aišku, duris, bet aš nupirkau uošviniai gėlių ir uošviai nupirkau gėlių, gerų gėlių, skaniai kvepia gėlės. Ir buvau aš labai pasiruošęs. Aš paskaičiau Google, žodžiu, viską apie daržoves. Ir galvoju, jeigu pritrūks mums kalbos, aš iš karto, žinot, turėsiu ten, išsitrauksiu kažkokį tai tą jau temą. Pritrūko kalbos labai greitai. Mes sėdim, kažkaip girdėjau sunku ten šiais metais ir ruošis, su morkom labai sunkiai ir jisai pusvalandį kalba. Ir mes bendraujam, jisai tiesiog pasakoja apie tas morkas. Tada aš, ten kažką tai galvoju, ką čia toliau, tada nubėgu į tualetą greitai, paskaičiau apie burokus, kad užliejo. Sakau, toks, kiek girdėjau, kad burokus, sakau, užliejo šiais metais, ten, sakau, sunkiau su tais burokais. Sakau, ir jisai vėl pusvalandį kalba. Mes tai bendraujam, žodžiu. Bendraujam, aš tiesiog klausau jo. Žinot, ūkininkam vieną dalyką sužinojau per 15 metų, kiek mes esam santuokoj, kad ūkininkui niekad nėra gero oro. Tai visai gali sakyti, kaip orai ten, žodžiu, ne, ir sakys, tas gerai, tas prastai, bet, dažniausiai prastai. Ir viskas taip einasi. Ir uošvis sako, valgysim dabar desertą, gal tu gali, sako, į lauką, reiškia, greitai nubėgti, atnešti keselį. Keselį. Kas? Aš, aišku, neįsivaizduoju, kas tas povelnių keselys. Ir aš, aišku, sakau uošviui, gerai. Tarasme, tai aš vis tiek, nežinosit, bus traktorius, bus karutis, bus kopiečius, ir bus tas kitas keselys. Išeinu aš pas juos lauką, traktorius, ten turi 2 tokius traktorius, žodžiu, karutės yra, ten kastuvas, kopiečios, viskas yra. O keselio nėra, tiesiog. Nėra keselio, aš ir galvoju, gerai, aš apeisiu ten, žinot, aplink ir šiltnamius, ten kažkur, gal kažkur tas, kas, ir aš ten vaikštau tarp šiltnamių, ten einu, žodžiu, ieškau ir ten po visą tą jų ten tą lauką, ten kiemą. Ir yra momentas, kur suprantu, kad aš nerasiu to keselio, nėra šansų. Bet jau praėjo, žinot, kažkur 15-20 minučių, o mes turim valgyti desertą, ten pyragas su ledais. Tai ir galvoju, praėjo 20 minučių, dabar negrįšiu taip ir nesakysiu, žinai, o klausykit, o kas tas keselys? Neteisiu, neklausiu, 20 minučių galėjau anksčiau susiprotėti, ar ne? Ir, žodžiu, ir tiesiog, būnu tam kieme, taip ir būnu tam kieme, žodžiu, ir spardau tą žemę, žodžiu, galvoju, nori namo tiesiog. Nori namo.
namo į Žemaitiją, žodžiu, va, Marijau, va, jo. Ten nėra keselių, suprantu, nu, ten viskas tvarkoj, ten tokių nesąmonių nepridaro, žodžiu. Ir aš toks visas, toks, nu, žodžiu, toks, nu, neatnešęs to keselio, o vardai pas jo užrakinti, neišeisi niekur. Žodžiu, turi vis tiek ieškoti to keselio. Ir žiūriu, bar, žodžiu, visa šeima jų. Ten, reiškia, mano, nu, būsimoji žmona, žodžiu, jos brolis, kuris jau, aišku, iškart tai mane žiūrėjo, žinai, kad čia, wow, kokį fainą atsivežiai. Žodžiu, uošvinė, uošvis, visi žiūri mane ten, žodžiu, jie ten, žodžiu, nu, ir rodo, sako, va, ten. O ten, nu, Marijus žinos, Krėžis, nu, aš sakau, tai pintas krepšys, pasirodo, pas juos yra keselys, pas mus Krėžis. Pas juos keselys. Žodžiu, ir tas pintas krepšys ten kabo ir jisai rodo, ten jie juokėsi iš manęs, paskui dar kokį porą metų keselių vadina mane. Bet yra, mes grįžom prie stalo, suprantat, aš ten buvau prisiskaitęs, mes tiesiog bendravom, mums lėjus, o kaip pas jūs, o kaip pas mus, o kaip ten ta, atsirado labai didelis ryšys. Per tą, nu, klaidą, žodžiu, tokią. Tai šiandien ir noriu pasakyti tą, kad mes, nu, neturime, ar netrupdėlį bijoti ten klysti, nes visą laiką gali tai išeiti į dar didesnę naudą. Tai pirmiausia, tiesiog dėl savokų, tai klaida yra toks dalykas, ar ne, kai tu kažko tai sieki ir tau nepavyksta. Atrodo paprasta. Bet, pavyzdžiui, žmonės šiais laikais, žinot, pavyzdžiui, aš labai dažnai girdžiu tokį, na, jiems sunku kartais įvardinti, ko jie siekia. Jie bijo įvardinti. Nu, pavyzdžiui, nežinau, ten, neįstosiu, arba nepavyks, arba negausiu kažkokio finansavimo, nepavyks tas projektas. Ir sakai, ir, pavyzdžiui, dažnai sako žmonės, aš ir nenorėjau ten, aš ten biškelį pabandžiau, žinai, bet mums ten nebuvo svarbu. Ir tai tarsi bėga nuo to, kad, vat aš to noriu, vat tai yra mano svarbiausias dalykas. Tai klaida yra susijusi su tikslu. Jeigu nėra tikslo, tai jokių klaidų, mes tiesiog, nu ką, tiesiog. Jeigu nori, ar ne, tikslas yra žmona, nu tai bus daug klaidų. Jeigu, nu, bet jeigu šiaip pabūdžiu, tai ką, žinai, neišeis kažką, bet dėl to, kad bijo tų klaidų. O drąsa yra tai ar negebėjimas, na, veikti, kai yra truputėlį mums baisu ir tos klaidos nusimato. Dabar, kodėl žmonės bijo klysti? Yra tokios 3 didžiosios baimės pas žmogų, tai mirties, viešo išjuokimo, nu, sako viešo kalbėjimo, pavyzdžiui, aš dabar turėčiau būti dideliai baimiai, bet iš esmės viešo išjuokimo. Man baisu, kad ten, ar ne kažkaip tai, kažkas gal nepavyks ir taip toliau. Ir atmetimo nuo bendruomenės. Žmonės bijo, kad jeigu suklysiu, tai mane sakys, tu nieko gero. Mes tai vat, visi kartu, tu nesu mumis. Kita baimė yra nuostoliai, tai aišku, kad ar ne kažką tai prarasi, na ir jeigu suklysi, mes ten kažko tai neteksim, bus labai, labai negerai. Ir aišku, va, tas perfekcionizmas, ar ne, kur trukdo mums, sakykime, tą tokią drąsą turėti, nes mes norim, kad būtų viskas kaip. Viskas tobulai. Taip. Ir tada toks visas, žinot, ir toks negyvas esi. Kodėl verta nebijoti klysti, tai aišku, čia labai paprasta, nes mes mokomės geriausiai, taigi iš ko? Iš kieno klaidų? Iš kaimyno. Tai aš realiai, aš taip tikrai protingas mokosi iš kito klaidų. Ir aš pagalvojau, aš nieko neišmokau iš kito klaidų. Gal tiesiog neprotingas. Didesni tikslai. Tiesiog, ar ne, mes galime tada, kai nebijome klysti, siekti didesnių tikslų. Pavyzdžiui, tiesiog tokį, prisiminiau dabar šiandien tokį durną pavyzdį, bet gal pasakysiu, pavyzdžiui, mano mama, kai būna kokia šventė, jinai ruošia valgyti, nu, maždaug 3 dienas. Ir su jie nesusikalbėsi. Jinai kaip yra, kaip ragana, žodžiu, jinai tokia labai, labai visą ruošia. Ir visą laiką, kai atneša kokį, pavyzdžiui, ten, nežinau, striubą, tortą ar kokį kalakutą, žmonės, pavyzdžiui, Kaziukas, mano dėdė, sako, o, Laimutė, koks kalakutas. Ir jinai sako,
Ai, aš čia biškelį pribėgau, žinai, čia įmečiau truputį, čia ką žinau, žinai, čia biškelį tikrais. 3 dienas darė. 3 dienas vargo. Bet jeigu jinai ar ne, sakykime, truputėlį nebijotų tos kaziuko nuomonės, jinai sakytų, va, eisk, žodžiu. Dariau 3 dienas. Sakysi, kad nepatinka, eisi, žodžiu. Tai, jo, tai truputėlį ar ne, mes kartais susimažinam dėl to, kad bijome, kad, kažkokios kritikos ir taip toliau. Ir pasitikėjimas savimi. Aš paskui pakalbėsiu apie tai plačiau. Tai dabar kaip mums tas prisijaukinti klaidas, aš duosiu tiesiog keletą tokių pratimų ir jūs amžinai tapsite laimingi. Jūsų gyvenimas pasikeis. Prezidentė klausot? Ja. Tai va. Tai pirmas dalykas, ar ne, žmonės vieni kitiems sako tokius dalykus, pavyzdžiui, sako, mąstyk pozityviai. Neįsileisk blogų minčių. Liūdi, neliūdėk. Ir, pavyzdžiui, žmogelis ar ne, kažkaip, nežinau, kam yra padėję tai, ar ne, kad, pavyzdžiui, liūdi žmogus ir dėkui, žinok, nepagalvojau. Kiek laiko galėjai anksčiau sakyti, kad neliūdėk. Kažkaip ar ne, nėra taip, kad... Bet žmonės taip sako dėl to, kad jie... Žmonės taip sako dėl to, kad jie galvoja, kad viskas ateina iš to, kaip tu galvosi. Bet, pavyzdžiui, mąstyk pozityviai arba neįsileisk blogų minčių, tai ir bus. Ir tipinis, pavyzdžiui, lietuvis, pavyzdžiui, atsisėda, ar ne, atsisėda ir galvoja, reikia neįsileisk blogų minčių. Reikia mąstyti pozityviau šiame gyvenime. Ir neišeina lietuviui. Neišeina, sėdi. Kažkaip sunku. Ir tai yra dėl to, čia truputėlį, ar ne, tas, reiškia, psichologinis, realistinis ir fizinis teatras, tai šis fizinio teatro tas profesionalas, tai mes esame, mūsų mąstymas susijęs yra labai labai stipriai su mūsų kūnu. Ir, pavyzdžiui, kai tu šitai atsisėdai, tau yra be šansų. Be šansų mąstyti pozityviai. Ir viskas. Tai tiesiog noriu parodyti ir mes tuoj pabandysime visi tą pajusti, kad mūsų kūno tam tikra kalba daro įtaką mūsų emocijai. Pavyzdžiui, žiūrėkite, aš tarkim noriu, nežinau, pavyzdžiui, dabar įsigasti labai. Pavyzdžiui, aš galiu ne tai, kad kažką ten prisiminti, kaip Gariūnuose mama paliko, kai kelnes motavausi. Visiems gal taip yra buvę. Ant to, žinot, kaip tas, kur stovi. Kartonas, tai. Jo, žiūrnėrm. Bet, pavyzdžiui, galiu šitaip ir tada man reikės, kaip sakant, tos mintys eis ir aš ten galėsiu dar ir mamą pradėti kaltinti dėl savo kažkokių bėdų gyvenimo, kaip dabar dažnai būna. Bet, pavyzdžiui, galima padaryti truputėlį kitaip. Kaip aš noriu, pavyzdžiui, iššaukti baimę. Tarkim, galiu iššaukti baimę, padaryti baimės poziciją. Baimės pozicija yra įsitempti ir tiesiog laikyti kažkur labai stipriai. Ir iš karto mane daugiau pradeda kilti baimės. Pavyzdžiui, aš noriu, nežinau, sukelti, pavyzdžiui, kažkokį tokį nejaukumą labai didelį, pavyzdžiui, erdvėje. Aš galiu kalbėti, bet, pavyzdžiui, nesilaikyti, bet kaip ir gražiai prieš tai kalbėjo, atstumo, pavyzdžiui. Aš tiesiog galiu vesti, pavyzdžiui, šitą, ar ne, pranešimą. Ir tiesiog... Ir kažkaip, nėra malonų žmogui, atsiprašau. Tiesiog kenčia. Arba, pavyzdžiui, jo, ir viskas. Ir kaip ir fainas lektorius, bet kažkoks supranti, nežinau, kažkaip tai. Viskas, tu esi jau, žodžiu, ar ne, jau visai kita emocija. Arba, pavyzdžiui, nežinau, čia tikrai jūs taip nedarysit, bet kai jeigu būna, kad daugiau, truputėlį mišrus daugiau kolektyvas, tai, pavyzdžiui, tarkim, aš padarysiu dabar mielą poziciją, tarkim, pavyzdžiui, tapsiu žymiai mielesnis jums, pažiūrėkite. Pavyzdžiui, aš dabar esu visai toks, fainas, bet dar nemielas. Bet pažiūrėkite, dabar būsiu mielas. Pažiūrėkite, 1, 2, 3. Tai va, pasuki galvą į kairę pusę ir tampi žymiai mielesnis. Jeigu dar nori būti žaismingas labai, tai gali padaryti dėdės prie keptos duonos prie vestuvės tą poziciją, ar ne? Tai, pavyzdžiui, žaismingas iš karto tapsiu.
Ir šitaip, ar ne, truputėlį, kaip sakant, tą žinodamas, tu gali truputėlį savyje pakeisti tam tikrą būklę, pavyzdžiui, aš irgi galvoju, kokiam čia man ateiti ir taip toliau, ir truputėlį pastatai, ir tai yra neįmanoma kitaip, nes iš karto ta fizika duoda psichikai na, tam tikrą impulsą. Gerai, bet aišku, per gyvenimą būna taip, kad kartais įtampos taškai, ar ne, atsiranda per pas žmogų, nu kur pas žmogų įtampos taškai, pavyzdžiui, būna, kur kartais neišeina jam nieko keisti, jisai tiesiog kaip vienas įtampos taškas yra. Nu, pavyzdžiui, kur? Sprandas, taip, kakta, tikrai kažkada vienoje konferencijoje vienas žmogus visą laiką taip sėdėjo, visą laiką, žinot, kaip į durinių žiūri visą laiką, ir po visko taip atsistojo, priejo, nu labai patiko. Tai, jo, tai tų įtampos taškų yra begalė, ir aš, pavyzdžiui, jeigu dabar kalbėčiau su įtampos tašku, pavyzdžiui, tarkim, laikydamas kumščius, pavyzdžiui, tarsi viską pasakoju, bet laikau tokius, suranat, ir toks jausmas, kad, žinom, ir iš karto jausmas toks, ir tu kurie aplink tai. Čia, arba aš, pavyzdžiui, galiu kalbėti dabar, pavyzdžiui, kalbėti ir turėti įtampos tašką, kad aš visą kalbu, bet, pavyzdžiui, labai nekvėpuoju. Aš tiesiog pasakoju dalykus, bet nekvėpuoju, aš tiesiog... Aš pradedu kvėpuoti, jūs kvėpuojat. Tai labai paprasta. Jeigu vadovas nekvėpuoja, nieks nekvėpuoja. Tai, žodžiu, pirmą pradėkim nuo kūno ir padarykim vieną tokį greitai pratimėlį, žodžiu, kad taip atsistokime visi kartu. Ir padarysim tokį pratimėlį, kur tikrai laukuose, ar kažkur tai galėsit, žodžiu, padaryti. Taigi, kojos pečių lygyje, pečiai nuleisti, rankos čia, šalia, labai gerai. Dabar žandikaulis, labai svarbi vieta, atpalaiduotas, tarsi matytų pirmąją pasaulyje snaigę. Labai gerai, labai gerai. Ir darysim štai tokį judesėlį. Iš šitos vietos. Šita vieta yra labai svarbi. Man nereikia aiškinti. Žodžiu, tai svarbi tiesiog. Ir judėsime iš šitos vietos, o visas kūnas iš paskos. Pabandysime. Pavyzdžiui, aš prieš kalbėdamas padariau kokią 2 minutės tam tualete. Kad nieks nematytų. Taigi, pabandykime visi kartu. 1, 2, 3. Va šitaip. Labai gerai. Ačiū, jo, labai gerai. Jo, jo. Ir jau neįmanoma, žinai, kažkaip tai kažko smaukti. Jau visai. Jo. Kai dabar toliau, jo, jeigu kažkam nejuda, kažkas ar ne ten, tai, biški, pabandykit jau. Dabar balsas. Balsas irgi labai svarbu yra, kad balsas būtų, aš čia galėčiau labai daug apie tai kalbėti, bet rašytumėm balsą ir darysim tokį garsą iš čia ir judėsim visi kartu. 1, 2, 3 ir... Visi. Super. Ir dabar paskutinis dalykas iš kūno, kad įjungti jį visiškai ir būti ar ne čia ir dabar, kaip sakė, tai yra akis. Nes dabar kai kurie daro Jėzus Marija. Jo, tai, žodžiu, tikrai dideliai kažkokioje ir ne kančioje, žodžiu, bet pabandykime visi kartu. Dabar darysim šitą judesėlį ir matysime viens kitą. Žiūrėsime viens. Žemiau nebekrisim. Čia jau yra pabaiga. Jo. Taigi, 1, 2, 3 ir važiuojam. Super. Taip smagu kalbėti, jau laikas, aišku, jau beveik ir baigėsi mano, bet jo, aš nesakau, kad dabar sutinkat kažkokį stresą kelinti žmogų ir sakai, palauk, žinai, sveikas. Bet kažkur tai, nuėjęs į, žinot, į laukus, ir gali tai padaryti. Toliau, antras dalykas, kuris, na, tai padeda tą klaidą prisijaukinti ir paversti galimybę, tai yra pasitikėjimas kitais. Ir tiesiog irgi parodysiu iš kūno, koks žmogus yra labiausiai pasitikinti savimi. Jisai stovi, nu, kažką laimi, nežinau, Žalgiris laimi kažką, stovi va šitaip. Kada mes stovime va šitaip? Dar gyvenime. Kaip duokit, meskit čia, ne pas jį, pas mane. Ja. Kada mes darome va tokią poziciją? Kai apsikabinam. Tai reiškia labai įdomus dalykas, ar ne? Šita pati pozicija yra aš labai pasitikintis, bet ir kartu labai atviras. Nes evoliuciškai labai paprasta, ar ne? Nepasitikintis žmogus, toks jausmas, kad man suvarys kažkas visą laiką peilį, aš dengiuosi. Aš nepasitikiu kitais, aš iš karto darau tokią poziciją.
Ir iš karto ar netampu pats nepasitikintis. Kai nepasitikiu kitais. Kai aš pasitikiu kitais, aš darau va tokią poziciją. Sakau, labas. Ir esu iš karto stipresnis. Tai kuo aš turiu daugiau žmonių, kuriais pasitikiu, ką ir prieš tai psichologas gražiai kalbėjo, tuo aš labiau pats esu stipresnis. Taip, aš kartu esu labai pažeidžiamas, nes puikus taikinys, bet kartu ir labai stiprus. Stipriausias, kaip galiu ar nestovėti, kai aš turiu kuo pasitikėti. Kartais žmonės sako, aš pats viską, žinai, geriausiai pats pasidarai ir, čia, žinai. Nu, taip, bet tai veda į tokį, žinot, kažkokį tai dažniausiai perdegimą. Pavyzdžiui, aš turiu 4 vaikus. Tai yra, aš esu labai pažeidžiamas, nes kažkas ar ne nutiks, tai aš turėsiu ne tik savim rūpintis, bet iš kitos pusės ir labai stiprus, nes, pavyzdžiui, aš studijavau Prancūzijoje teatrą ir dėstytojas vieną kartą ten varė, aš buvau jau su 3 vaikais išvažiavęs tuo metu ir varė ant manęs, sako, ten tą negerai, dar tą negerai, aš grįžau pas žmoną, atsisėdau, sakau, žinai, sakau, tas Filipas vis varo, sakau, ant manęs kažkaip, sakau, nežinau, neišeina, sakau, man vis labiau dar uždaro ir mano vaikai, 3 tuo metu turiu, 3 berniukai, žodžiu, tuo metu buvo, 4 irgi berniukas. Jo, tai 5 kas bus, 5 gal kas bus, geriau klausimas. Labai jau reikia čia. Tai, žodžiu, ir jie išgirsta, kad aš taip atskundžiuosi, kad tas dėstytojas, žodžiu, čia taip ant manęs varo. Ir mes buvom Kernavėj kažkada, ten dar prieš išvažiuojant į Prancūziją, nuvažiavom, nusipirkom ten tokių, vaikams ten tokių skydų, ten šalmų, tokių kardų, ten, žodžiu, tokių žaislinių ten visokiausių. Ir jie nuėjo, žodžiu, į kitą kambarį, užsidėjo visus tuos šarvus, žodžiu, viską užsidėjo, atėjo pas mane ir sako, tėti, vesk pas savo dėstytoją. Tai visą laiką investuodamas į augimą, į tą, ar ne, grow, į tą pasitikėjimą kitais, visą laiką išeis tau į naudą. Tu pats tapsi tikrai stipresnis. Bus kas už tave, ar ne, stovi. Galėčiau čia daug jums dar pasakot, bet tuo ir užbaigsiu. Ir paskutinis toks mažas palinkėjimas, tai yra, kurį tiesiog pasakysiu jį kaip palinkėjimą ir užbaigsiu, nes taip gražiai klausėt. Tai yra mano uošvio pasakytas, žodžiu, to reiškia, to legendinio. Jo. Sako, Kesely, žodžiu, sako, per vestuvės Bernų bažnyčiai priėjo, sako, svarbiausia vaikai, žinot, ten kažką ten sako, dovanoja ir sako, atėjo uošvis ten su uošvinė, ten padovanoja, žodžiu, žvakidę, nes labai reikalingas daiktas. Labai gerai per vestuvės dovanoti žvakidės. Ir sako, kalbėkitės. Ir aš galvoju, ta prasme, kalbėkitės. Kas čia per nesąmonę? Kalbėk, kažką giliau galėjai sugalvoti. Ašgi menininkas, aš Aristotelis skaitęs. Kalbėkitės. Ir paskui atėjo mano tėvai, sako, kalbėkitės. Kas yra, ar nesikalbam, kas čia sutuokim, ar čia sunku, bla bla bla. Tada dar ėjo ten, nežinau, iš kokiam procentų sveikintojų buvo vis ten, ir svarbiausia vaikai kalbėkitės. Aš gal labai išėjau supykęs ir, nes kažkaip galva niek nesugalvoja, išgirdo, kad tas uošvis sako, žinai, visi lindo į užpakalį. Ir labai taip susinervojau. Paskui po 8 metų buvo mano brolio vestuvės, nes su žmona nuvažiavo, nupirkom žvakidę jiems. Ir žmona sako, tu gerai kalbi, sako, žinai, sako, tu kažką pasakyk. Sako, tu pasakyk, kažką. Sakau, ką pajusiu, tą pasakysiu. Ir priėjau prie savo brolio, kuris ką tik susituokęs, žodžiu, ar ne, su jo žmona ir galvoju, ką čia svarbiausia per gyvenimą. Ir sakau, kalbėkitės. Ačiū labai.